Gerą dieną, mėly kolegos. Tradiciškai vasaros pradžioje jums pristatome finansinio stabilumo apžvalgą, kur pagrindinės rizikas ir finansų sistemos būklę apžvelgs Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vytas Vasiliauskas. Mano tradicinis prašymas, kai užduosite klausimus, tiesiog juos užduokite per mikrofoną, kadangi transliaciją stebi mūsų Facebook draugai. Juos taip pat paraginčiau, jeigu turite klausimų, užduokite ir pagal laiko galimybės pasistengsime į visus atsakyti. Tai žodis pirmininkui ir pradedam. Tai dėkui Giedriu, tai labą dieną visiems susirinkusiems. Šiandien turėsim 6. finansinio stabilumo apžvalgą, kurią aš pristatysiu. Primenu tiesiog, kad finansinis stabilumas tai yra gėris, kuris reiškia, kad finansų sistema veikia stabiliai. Tai mes šiandien pabandysim būtent apžvelgti, kaipgi ta sistema veikia, kokios grėsmės, kokie atsparumai, tik tai aš nelabai žinau, ar prezentacija veikia, nes aš ekrane matau, o čia ant ekrano nelabai. Tai kur mūsų techninis stafas, kuris galėtų, taip sakant, parodyti tautai ekraną. Tai galim nuo klausimų pradėti gal. Gal desertą pabaigai palikim. Nereaguoja. Jo, tai tikėkime, kad čia nebuvo kibernetinė grėsmė, apie kurias aš beje pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Tai tiesiog pristatymas bus iš 4 dalių. Tai yra pats būklės vertinimas, galimi iššūkiai finansų sistemai, taip pat kiek mes esame atsparus galimiems sukrėtimams, tai tradiciškai stres testo scenarijaus pragrojimas bus parodytas. Na ir pabaigai stabilumas stiprinančios priemonės, būtent kaip mes įsivaizduojam. Taigi, finansų sistemos būklė. Na ir čia be abejo keletas įžvalgų ekonominė situacija. Tai ekonominė situacija gerėja. 16-17 metų pradžia mes turim ekonominį augimą. Tai yra auga tiek vidutinis darbo užmokestis, mažėja nedarbo lygis, ir natūraliai dėl to auga vartojimas. Todėl privataus sektoriaus būsena taip pat gerėja. Na ir vėlesnės skaidrėse parodysiu būtent taip pat ir paskolų portfelio augimo tempus. Tai čia Lietuva juda tą pačią kryptimį kaip ir pati eurozona. Tiesa, eurozonoje paskolų portfelio augimas šiek tiek lėtesnis negu Lietuvoje. Tai yra jisai maždaug šiuo metu koncentruojasi ties 2 procentais, arba tiksliau 1,8 procento. Na, Lietuvoje tas paskolų portfelio augimas yra šiek tiek geresnis. Taigi, pagrindinė žinutė yra ta, kad ekonominis ciklas yra augimo fazė. Kalbant apie bankinį sektorių, jisai juda tą pačią kryptimį kaip ir ekonomika. Tai yra bankinio sektoriaus pelningumas auga. Na ir 16 metais bankai uždirbo šiek tiek daugiau negu 250 milijonų eurų. Ir tas uždirbtas pelnas buvo didesnis negu prieš metus. Pagrindinė priežastis, dėl ko bankinis sektorius gali pasigirti pelnu, yra susijęs būtent su finansavimosi kaštų mažėjimu. O visų pirma, tai yra susiję būtent su
palūkanomis, kurias pats bankinis sektorius moka už savo paskolas, tas, ką jie skolinasi, būtent sumažėjo. Taigi, indėlų palūkanų normos jos mažėja tinkamai. Taip pat didėja ir pajamų dalis. Tai yra pagal veiklos rytis, tradicinė veiklos rytis, tai yra palūkanos, palūkaninė veikla, būtent ten pajamos didėja. Lygiai taip pat ir komisinių pajamų padidėjimą mes stebime, tai yra maždaug padidėjimas 16 metus buvo 3,5%. Lygiai taip pat, kadangi ekonominis ciklas yra augime, bankinis sektoriaus sveikata taip pat nebloga, tai taip pat ir skolininkų būklė be jokios abejonės gerėja ir paskolų portfelio kokybė taip pat gerėja. Tai 16 metus mes baigiam su, sakykime, nesiekiančių 4% blogų paskolų portfelių, o tai vėlgi rodo pakankamai neblogą sveikatą. Tradiciškai, kur mes turim didesnę blogų paskolų apimtį arba didesnius skaičius, tai būtų susijęs tokiais verslais kaip nekilnojamasis turtas, kaip apgyvendinimas, maitinimas, statybos. Ten dar šiek tiek yra tas prastų paskolų portfelis didesnis. Toliau kreditavimas. Tai vėlgi, tendencijos 16 metais akivaizdžios. Tai yra kreditavimas įsibėgėja. Ir tas įsibėgėjimas jisai yra iš tikrųjų per visus sektorius. Tai yra tiek nefinansinėse įmonėse, finansavimas verslo, tiek namų ūkiams, būsto paskolose, tiek ir vartojimo kredituose. Tas paskolų portfelio augimas yra akivaizdus, ir jisai maždaug sukasi apie 8%, tai yra šiek tiek daugiau negu 8%. Tai lyginant su likusia euro sistema, eurozoną, ta prasme, tai mes esam, mūsų kredito augimo tempas yra didesnis negu palyginus su kitomis valstybėmis. Ir be abejo, tame mes taip pat matom tam tikrus iššūkius, apie kuriuos aš šiek tiek kalbėsiu vėliau. Klausimas, kuris natūraliai kyla Centriniam bankui, mums kaip reguliuotojams ir tikiuosi bankiniam sektoriui, kurie skolina, ir tikiuosi taip pat visai realiai ekonomikai, kokia temperatūra yra palatoj vadinamai Lietuva. Tai klausimas tiesiog, ar nepradėsim karščiuoti. Tuo labiau, kad būsto kainų, pabrėžiu, būsto kainų tendencija, metų pradžia, 16 metų pradžia buvo plus 3%, pabaigėm 16 metus plus 9,5%. Taigi būstų kainų augimas, kaip matot iš grafiko, yra ir viršų. Tiesa, atkreipiu dėmesį, šių metų 2 paskutiniai mėnesiai, tai yra būtent balandis gegužė, rodo būsto sandorių skaičiaus kritimą. Tai yra balandį gegužė, būsto sandorių skaičius maždaug krito po 10%. Taigi kol kas anksti sakyti, kaip čia bus. Tiesiog noriu atkreipdėmėsi, kad mes rimtai pasiruošę rudenį, dar kartą nusiimt būtent temperatūrą ir remintis tą nuotrauką, be abejo paskelbti visuomeniai, kokių mes veiksmų imsimės ar nesimsim, bet artimiausių 1-2 metų laikotarpis bus pakankamai svarbus. Taigi, kokie faktoriai veikia tą palatos temperatūrą? Tai be jokios abejonės pirmasis faktorius, kuris kaitina atmosferą, yra gera ekonominė situacija. Tai yra augantis atlyginimai, išskirtinai gera demografinė situacija Vilniuje. Vilnius yra jauniausia sostinė centrinė rytų Europoje.
Atkreipčiau dėmesį į faktą, kad demografinė padėtis Vilniuje yra tikrai gera dėl vidinės emigracijos į Vilnių, dėl rekordinio santuokų skaičių 16 metais, dėl rekordinio gimusių vaikų skaičių 16 metais. Taip kad, Vilnius išsiskiria. Be jokios abejonės su gera ekonominė situacija yra susijusios ir pigios paskolos. Tai, palūkanos vis dar yra žemumose, todėl tai šiek tiek rauna stogą ir pamastymų apie, o gal skolintis, gal investuoti yra. Lūkesčiai taip pat yra neblogi ir todėl tai veikia kaitimo prasme temperatūrą. Atitinkamai, tam, kad turėtumėm balansą, turim faktorius, kurie vėsina pačią rinką. Taigi, klausimas yra esminis, matot, paskutinis mėlynas langelis, ar investuotojai traukiasi. Kaip minėjau, balandį gegužę po minus 10%. Kalbėdamas apie investuotojus, aš turiu omenyje tuos, kurie perka antrą, trečią būstą, grynai investicijai tam, kad uždirbti iš nuomos pajamų. Tokia tendencija yra, bet sakau, sumažėjęs sandorių skaičius, jisai kelia klausimų, kaip čia bus toliau. Taip, kad dėl to mes ir sakom, palaukim rudens, palaukim metų galo, tada matysim. Apskritai Lietuvoje demografinė situacija prastėja. Tai tą mes sakėm pristatydami pensijų sistemos įžvalgas, tą mes sakom ir dabar, taigi Vilnius versus likusi Lietuva. Be jokios abejonės atsakingos skolinimo nuostatai. Tai apibendrinimą tų nuostatų aš pateiksiu prezentacijos pabaigoje, bet tai irgi yra instrumentai, kurie bet kada gali būti papildomai aktyvuoti tam, kad reaguoti į temperatūros pokyčius. Kitas nekilnojamo turto segmentas be būsto paskolų yra komercinis nekilnojamasis turtas, nes jisai taip pat yra svarbus stebint nekilnojamo turto rinką. Komercinio nekilnojamo turto investicinė grąža Vilniuje, vidutiniškai Lietuvoje, buvo viena didžiausių tarp regiono sostinių, siekia maždaug 7%. Irgi atrodytų, kad temperatūra galėtų kaisti, bet taip neįvyko dėl to, kad pasiūla pralenkė paklausą. Ir tas skirtumas yra maždaug 18%. Tai yra per 17 metus nekilnojamo turto vystytojai planuoja maždaug 18% padidinti biurų pasiūlą. Todėl mes manom, kad tai, veiks stabilizuojančiai šį segmentą. Tiesa, be jokios abejonės tarptautinių organizacijų vertinimų Lietuva ir toliau bus viena iš patrauklesnių vietų steigti ir plėsti paslaugų centrus. Tai ta tendencija yra. Kad nebūtų per gerai, kad būtų lietuviškai, rizikos finansų sistemai. Mes iš principo identifikuojam dvi rizikas. Pirma išorinė rizika. Vėlgi kartojam disbalansai šiaurės šalyse. Visų pirma, disbalansai būtent nekilnojamo turto rinkose šiaurės šalyse. Ir antra rizika, vidinė rizika, tai yra spartus nekilnojamo turto rinkos augimas, kainų augimas versus kreditavimo augimas Lietuvoje. Ir ar tai prives prie naujo burbulo. Taigi pradėkime nuo šiaurės. Švedija, Norvegija. Ir neatsitiktinai šios dvi valstybės pasirinktos, nes mūsų bankinis sektorius būtent yra labai koncentruotas bankinis sektorius ir bankinio sektoriaus struktūros požiūrių dvi valstybės mums yra pačios svarbiausios. Švedijoje nekilnojamo turto kainų augimas prasidėjęs 2013 metais toliau tęsiasi. Tiesa, dėl atskirų priimtų makroprudencinės politikos priemonių kainų lygio augimas šiek tiek pristabdytas. Tai yra, Švedija įvedė amortizacinį reikalavimą, šiek tiek padidino pasiūlą, nuimdama tam tikrus suvaržymus municipaliniai statybai, bet vis tiek augimas yra
į viršų. Ir kada turim derinį kainų augimo, kada turim derinį su kartu namų ūkių įsiskolinimu, kuris Norvegijoje būtent siekia maždaug 213%, Švedijoje siekia maždaug 175%, tai atitinkamai yra apie ką pagalvoti. Kaip tai pasireikštų Lietuvai, jeigu, sakykime, įvyktų korekcija nekilnojamo turto kainų? Na, akivaizdu, kad tada tai neigiamai galėtų paveikti Skandinavijos šalių ekonomikas, atitinkamai kristų nekilnojamo turto kainos, skolininkų būklė pablogėtų, natūralu, kad bankai galvotų apie persvarstymą būtent savo kreditavimo politikos. Ir tai galėtų paliesti būtent Lietuvą. Bet gera žinia yra ta, kad jeigu mes lyginam dabartinę situaciją ir situaciją iki 2008 metų, mūsų bankinis sektorius nėra išimtinai priklausomas nuo motinų kreditų. Tai yra bankas bankui nelygus, bet per sistemą, jeigu mes pažiūrėtumėm, mūsų bankinė sistema šiai dienai yra paremta vidaus kreditų, tai yra indėliais. Ir tai yra gera žinia, tai reiškia, kad tą užkrato kanalą jis yra mažinamas. Vidiniai disbalansai. Tai mūsų vertinimu, jei nekilnojamo turto rinka augs tokiais tempais, kurie buvo pastebimi per visus 16 metus, tą kartą atkreipiu dėmesį į balandžio gegužės šių metų mėnesius, kur kita istorija. Ir atitinkam pats skolinimas išlaikys spartą. Metų dviejų laikotarpiai mes galim turėti problemų, kada mums reiks aktyvuoti iš tikrųjų savo turimas priemonės. Tai apie jas šiek tiek vėliau. Klausimas dabar yra, ar atoslūgis įvyks savaime, tai yra po aktyvių 16 metų mes turėsim stabilesnį augimą 17 metais, ar tiesiog reikės įjungti dirbtinį vėdinimą. Na, žiūrėsim, kondicionierių turim, taip kad sureaguosim. Realiai, kaip galėtų pasireikšti rizikos? Tai vėlgi, tradiciškai, ką aš kalbėjau apie šiaurę, tas veikia ir čia. Tiesiog koreguojasi nekilnojamo turto kainos, pablogėja būklė skolininkų, tai paveikia taip pat realią ekonomiką. Na ir patiriamas tam tikras šokas. Visų pirma, tai būtų susijęs su statybiniu sektorium, su nekilnojamo turto plėtojimo veikla, na, tie sektoriai būtų labiausiai paveikti. Kur mes esam dabar? Kol kas mes esam žalioj zonoj. Na, čia tas voratinklis, šešiakampis voratinklis. Būtent jį mes naudojam įsivertindami 6 mūsų nuomonę svarbiausius faktorius, būtent vertinant kredito rinkos disbalansus. Na ir matom, kad šiek tiek netaisyklingos formos turim tą šešiakampį pačiam vidury, kuris šiek tiek patysęs yra į būsto kainų ir namų ūkio pajamų santykio atotrūkį. Vėlgi sakiau, rudenį nusimsim nuotrauką ir be jokios abejonės informuosim. Toliau, tęsiant rizikas, kibernetinės grėsmės. Na, matot, kad besinaudojančių internetų skaičius auga. Mes gyvenam digitalizacijos eroje. Lygiai taip pat ir incidentų skaičius auga. Čia mes kažko neišsiskiriam, iš tikrųjų, visam pasaulyje tos tendencijos yra. Ir tiek skaitmenizacijos, tiek ir incidentų skaičiumi judam tą pačią kryptim. Dėl ko mes kibernetinę grėsmę įvardinom kaip svarbų iššūkį finansų sektoriui?
Todėl, kad mes manom, kad kibernetinė rizika yra artimiausio laikotarpio viena iš svarbiausių rizikų, kurias bankinis sektorius turėtų suvaldyti. Mes atlikom vertinimą, atsirinkom atskirus finansų sistemos dalyvius ir pratestavom jų sistemas, pasižiūrėjom, kaip reaguoja mūsų infrastruktūrinės sistemos. Na ir tikrai iššūkių yra. Bendras požiūris su bankiniu sektoriumi yra tas, kad tai yra labai svarbi rizikos rūšis ir yra kur dar mums tobulintis visiems. Todėl labai svarbu iš tikrųjų, kad tinkamai reaguotumėm į tas grėsmes ir mes tikrai į tai koncentruosimės. Apie tyrimo rezultatus išeisim artimiausių metų, būtent paviešinsim, ką nustatėm, būtent kokie veiksmai numatomi, taip toliau ir panašiai. Taigi, žinutė, kibernetinė grėsmė nėra kažkur horizonte, jinai yra čia pat. Paskutinė dalis be abejo susijusi yra su stresas. Tam, kad tu žinotum, o kas būtų, jeigu būtų, reikia pabandyti papurtyti sistemą. Tradiciškai mes tą ir darom, tai yra stres testai būtent visų pirma bankiniam sektoriui. Pirmas dalykas, kiek Lietuvos bankų sektorius yra pasirengęs atremti, yra pajėgus atremti nuostolius. Jeigu, sakykime, BVP ženkliai kristų. Tas kritimas yra įmanomas dėl kelių priežasčių. Smarkiai koriguojasi nekilnojamo turto kainos. Mūsų atviros ekonomikos vienas iš variklių eksportas. Užsidaro arba prisidaro eksporto rinkos. Prasimuliuojam tokį scenarijų, sakom 10% krenta bendras vidaus produktas, pažiūrim, kaip bankai į tai sureaguoja. Nuostoliai gali siekti tokiu atveju maždaug 730 milijonų eurų viso bankinio sektoriaus. Gera žinia ta, kad net ir tokių juodo scenarijaus atveju kapitalo lygis vis dar išliktų aukštas. Iš principo mes kalbam apie vieną banką, kuriam reikėtų stiprintis kapitalą, streso atveju įsigyveninus tokiam neigiamam scenarijui. Tas bankas žino, apie kurį mes kalbam ir kapitalas yra tas sritis, kur bankų reikėtų stiprinti. Likvidumas. Irgi stresinis scenarijus likvidumo atsitraukimo atveju. Bankinis sektorius pajėgus atlaikyti priklausomai nuo banko nuo 8 iki 35% lėšų pasitraukimo, indėlių sumažėjimo. Istoriškai Lietuvoje didžiausias indėlių sumažėjimas buvo 6%, taip kad net ir šito scenarijaus atveju mes nematom likvidumo problemų Lietuvoje. Na ir pabaigai 2 paskutinės skaidrės, tiesiog priminimui, kokiosgi priemonės yra mūsų arsenale. Tai yra būtent tos į kreditą nukreiptos priemonės, kurios bet kada gali būti pakeistos, kai kurios gali būti aktyvuotos tam, kad suvaldyti rizikas, kurios galėtų iškilti, jeigu jos iškiltų be jokios abejonės. Tai būtent pirmiausia yra maksimalios įmokos ir pajamų dydžio santykis. 40%, porą variacijų papildomai, jos gali būti perkalibruotos esant reikia. Maksimalios paskolos trukmė šiai dienai 30 metų, lygiai taip pat. Maksimalus kredito ir įkeičiamo turto santykis 85%, jisai irgi gali būti rekalibruotas. Na ir pagaliau kapitalo buferiai. Tai matot, anticiklinis svarbių įstaigų kapitalo rezervas, kapitalo apsaugos rezervas. Anticiklinis yra 0,
Pirmiausia, ką mes reaguotumėm, jeigu matytumėm, kad temperatūra iš tikrųjų kaista, mes reaguotumėm į kredito pasiūlos segmentą, tai reiškia, anticiklinis kapitalo rezervas būtų didinamas. Na ir apibendrinimui paskutinė skaidrė, ir dėkui aišku už kantrybę, tai yra žinutės pagrindinės. Ciklas yra augimo, todėl rinkos dalyviai turi išlikti budrus, kad augimas neperaugtų į užkaitimą. Mes tikrai reaguosim, jeigu 16 metų kainų augimo ir paskolų bumo istorija tęsis, turim galimybę per 1-2 metus užkaisti. Be jokios abejonės reaguos. Kiek tai susijęs su kapitalu, mažiesiams rinkos dalyviams reikėtų atkreipdėmėsi į kapitalą. Na, vėlgi, atsakinga skolinimo politika yra mūsų visą laiką lydinti. Čia reikia nepamiršti istorinių patirčių, kurios nėra tokios jau senos. Ir kibernetinė grėsmė, nauja realybė, su kuria vis labiau teks susidurti. Ačiū uždėmesi, esu pasiruošęs atsakyti klausimus. Ernestas. Vyriausybė pristatė naujus mokestinius pakeitimus, kurie tikriausiai yra nukreipti į ekonomikos tolesnį skatinimą. Ar tai įvertinote, ta prasme, kaip tai galėtų papildomai paveikti jūsų minimus scenarijus? Uždavėt gerą klausimą. Dabar tiesiog noriu paklausti, ar turit laiko atsakymą. Nes jeigu palėtit mokesčius, tai kokias 10 minučių sugaišim. Turit laiko? Ok, gerai. Jo, tai pagrindinė žinutė turbūt būtų ta, kad siūlomi pertvarkymai mokesčių sistemos ir socialinio draudimo sistemos iš esmės jie nekeičia. Pokyčiai tikrai yra nedideli, bet mano vertinimu, subjektyvių vertinimų jie yra tinkama kryptimi. Tų pokyčių reformomis mes negalim vadinti, nes paskutinės mokesčių reformos Lietuvoje įvyko 2002-2004 metais. Tiesioginiai mokesčiai buvo pakeisti į tarptautinius standartus atitinkančius mokesčius, tai yra, žinom, atsirado pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis. Netiesioginiai mokesčiai buvo pakeisti prieš pat stojimą Europos Sąjungą, priderinant juos prie veikimo bendroje rinkoje. Pat atsirado nekilnojamo turto mokestis pakeitęs įmonių organizacijų nekilnojamo turto mokestį. Taip, kad reformos įvyko tada. Mokesčio administravime 2002 metais atsirado turinio viršenybės prieš formą principą. Tai ten buvo esminės reformos. Visa kita dėja, bet buvo tik pakeitimai. 2008 metais kai kurie autoriai vardino tai mokesčių naktinė reforma, tai su naktim jie buvo susiję tik tuo, kad buvo daromi gruodžio mėnesį, tai yra tamsiausias paros metas vyravo, o su reforma jie buvo susiję tik tiek, kad kai kurie aštradančiai autoriai tik reformą ją įvardino, ta prasme, norėdami pabrėžti tokią negatyvą. Nors iš tikrųjų tie pakeitimai buvo susijusi būtent su viešųjų finansų konsolidavimu. Dabar apie skaičius. Tai siūlomas paketas iš tikrųjų nukreiptas yra į pajamas. Aš kalbu dabar apie viešuosius finansus, ta prasme. Į viešųjų finansų pajamų mažinimą, nes ypač pakeitimai prilyginant neapmokestinamą pajamų dydį MMA ir įvedant neapmokestinamą pajamų dydį sodrai, tai reiškia iš tikrųjų netikimus viešųjų finansų. Ir taip pat jie yra nukreipti į išlaidų didinimą. Čia šiuo atveju aš kalbu apie vaikų, visų pirma vaikų pinigų. Taigi, preliminarių vertinimų, pabrėžiu, preliminarių vertinimų bendra paketo įtaka viešiesiems finansams yra minus maždaug 260 milijonų eurų.
Tai jeigu tai įsigyvenina kaip yra pateikta, tai mūsų vertinimu, preliminarių vertinimu 18 metams būtent tai yra minus, tai reiškia būtent įtaka yra 0,6% bendro vidaus produkto. Tikrai tai yra nemaži skaičiai. Tai iš dalies sprendžia darbo jėgos apmokestinimo naštos mažinimo klausimą, nes akivaizdu, kad NPD sulyginimas su MMA mažiausiai uždirbančių mokestinę naštą tikrai eliminuoja. Lygiai taip pat kaip ir sodros neapmokestinamo pajamų dydžio įvedimas. Su sąlyga be abejo, jeigu darbdaviai pasidalina su darbuotoju. Ar tai sprendžia šešėlio klausimą? Nemanau. 25% šešėlio šituo pasiūlytų paketu jie nėra sprendžiami. 25% šešėlio reikia spręsti rizikuojant ir spręsti grįžtant prie mokesčių darbo grupės pateiktų pasiūlymų, kurie buvo pateikti, kiek paimanu, 13-14 metais. Tai spręstų mano galva, galbūt spręstų vėlgi, čia nežinom, šešėlio klausimus. Dar kartą aš sakau, iš principo kryptis iš tikrųjų yra tinkama. Taigi poveikis, tiesiogiai atsakant į jūsų klausimą, poveikis makroekonomikai 0,6 bendro vidaus produkto, tai, kad pinigai nuplaukia į mažiausiai uždirbančių, be jokios abejonės tai turės įtakos infliacijai. Dabar tikslių skaičių aš jums kol kas negaliu įvardinti, nes mes kol kas tik tai matuojamės. Vėlgi, man truputį keistai atrodo viešoje erdvėje ta kritika, kuri yra teikiama dabar šitiems pasiūlymams. Mano įsitikinimu, tai yra tinkama kryptis. Tai yra pateikta kaip popierius viešai diskusijai ir mes kaip Centrinis bankas į tai sureaguosim, mes pateiksim savo pasiūlymus, pirmiausia vertindami pasiūlytą paketą ir pasiūlydami kitus pakeitimus, kuriuos mūsų nuomonė būtina atlikti. Todėl aš tai vertinu kaip kvietimą diskusijai, kuri galėtų įvykti. Tiesa, aišku, laikas yra labai ribotas, nes aš kaip suprantu, šitas paketas yra nukreiptas į 2018 metų biudžetą. Todėl biudžetinis ciklas, jisai užsidarys vėlų rudenį ir laiko išdiskutuotiems pasiūlymams ir tuo labiau politinį procesą praėjusiams pasiūlymams, jisai yra labai ribotas. Todėl matyti tie mūsų pasiūlymai, kurie bus pateikti, jie bus daugiau orientuoti į vėlesnius biudžetinius ciklus. Tai atsiprašau už ilgumą, bet palėtėt stygą. Pratęsiant jūsų mintį, ar galite įvardinti bent gairias, kaip atrodys tie jūsų pasiūlymai, ką jie lies? Jo, tai ašgi sakiau, ta prasme, iš principo tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti mokesčių darbo grupės, jie yra į tą pačią kryptį, kur mes galvojam. Atsidarom stalčius, nusipučiam nuo Tarptautinio valiutos fondo 4 straipsnio misijų pasiūlymų, nusipučiam dulkes nuo kiekvienais metais išrašomų Europos komisijos rekomendacijų ir, sakant, pasimam tos ingredientus ir pasiūlom siurbytę, kurią būtų galima patiekti. Labai viskas paprasta. Vytautas Budzinauskas, LT. Pone Vasiliauskai, kaip vertinate galimybę apmokestinti nekilnojamą turtą ir, sakykime, papildomai kaip nors ir taip vėsinti užgimstančius burbulus, nes regis gegužės pradžioje tarptautinėje konferencijoje buvo kalbėta apie įvairias priemonės, kaip galima būtų užkirsti jiems kelią, kalbėta apie statybų ribojimus galimus ir panašiai. Kaip tai vertinate? Jo, tai matot, aš tikrai nenorėčiau, kad šitos preskonferencijos, kaip čia, pasiekmė būtų pasakymas, kad burbulas čia kyla. Tikrai ne. Kaip aš ir sakiau, viščiukus pasiskaičiuosim rudenį.
Tai mes matom tendencijas, bet jokių būdų nesakom, kad jau čia esam burbule. Taip, nekilnojamo turto mokestis kaip fiskalinė priemonė pasaulyje yra naudojama vėsinimui, yra naudojama kaip kreditavimo rinką įtakojanti priemonė. Tai tiek. Ponas Vitai, Arūnas Marcinkevičius, savaitė. Lietuvos bankas jūsų asmenį labiau pasisako už nekilnojamo turto mokestį ar už prabangos mokestį, bent jau nekilnojamo turto sferoje? Ir už tą, ir už tą. Bet vis tiek kažkokia gradacija gali būti. Žiūrėkit, ta prasme, Lietuvoje didelė problema yra neligybė. Tradicinė priemonė šiek tiek paspręsti arba palyginti tą neligybę yra iš tikrųjų nekilnojamo turto mokestis. Todėl aš visą laiką sakiau, dar finansų ministerijos laikais, sakiau, kad laikas valstybei pagalvoti apie nekilnojamo turto mokestį. Ir aš tos minties neišsižadu. Visuotinį nekilnojamo turto mokestį. Gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto mokestį. Jau ten koks sakykime, tarifas, koks minimumas neapmokestinimas, čia jau kiti dalykai. Bet vieną kartą reikia atidaryti duris ir įstatyti koją į tarpdurį. Nes aš tai įsivaizduoju, kaip būtent vieną iš priemonių bent jau pabandyti spręsti neligybės klausimus. Mano klausimas būtų apie infliaciją ir kainų augimą. Ta prasme, kokie yra dabar lūkesčiai artimiausiam metam ir ar jie bus peržiūrėmi tie lūkesčiai? Jo, tai su naujausiam prognozėm tiek dėl bendro vidaus produkto augimo, tiek dėl infliacijos mes išeisim birželio 19 dieną. Pagal dabartinį vertinimą infliacijos tempas šiais metais turėtų būti maždaug 2,8%. Tai jisai yra didesnis negu eurozonai, bet natūraliai, nes mes esam konverguojanti ekonomika. Nekilnojamo turto dedamoji taip pat yra tame kainų, toj kainų tendencijų. Bet be jokios abejonės didžiausią vietą užima būtent vartojimo išlaidos mūsų kainų krepšelį. Kaip supratau, jūs siūlysit nekilnojamo turto mokestį visuotinį įvesti. Ką siūlysit dėl antrosios pensijų pakopos sistemos? Nes dabartiniuose pasiūlymuose, kiek supratau, apie tai visiškai nekalba vyriausybė. Kokia Lietuvos banko pozicija? Dėl pensijų sistemos mes jau pasiūlėm. Tai yra, atlikom savo tyrimą ir pateikėm berods 5 politikos pasiūlymus, iš kurių svarbiausias mano galva yra asmeninės sąskaitos. Tai yra, kad kiekvienas iš mūsų galėtų matyti savo asmeninę sąskaitą Sodroj ir žiūrėti, kas manęs laukia tolimoje ir netolimoje ateityje priklausomai nuo amžiaus. Tai pasiūlymus dėl pensijų sistemos pateikėm ir aš manau pats laikas būtų ties jais susikoncentruoti ir diskutuoti. Mes tikrai nesam dievai, yra kompetitingos institucijos, kurios turi kompetencijos šitos srityje. Visų pirma, turiu omeny socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. O tai pirmin, darykim darbo grupės, nors šis instrumentas yra sukompromituotas labai, bet tik taip pasaulyje yra judama link kažkokių tai struktūrinių reformų pasiūlymų ir gims pagaliau dalykai, dėl kurių aš tikiuosi, vis dar tikiuosi, politiškai pavyks susitart ilgesniam laikotarpiui. Nes būtent politinio susitarimo dėl tokių svarbių sričių mums ir trūksta. Mes turim susitart ilgam laikui, 15-20 metų į priekį, kaip mes įsivaizduojam savo pensijų sistemą. Tik tai tokio susitarimo pasekoje, koks be būtų politinis ciklas, mes galėsim judėti į priekį. Dėl nekilnojamo turto mokesčio aš sakiau savo asmeninę nuomonę. Aš
paprastai esu ištikimas savo principams ir įsivaizdavimui. Tai tas principas dėl nekilnojamo turto mokesčio nėra pasikeitęs nuo 2002 metų, kada man teko ties to dirbti finansų ministerijoje. Turime Facebook draugų klausimą. Arūnas Andrijauskas klausė, kada prognozuojamas Euribor kilimas. Ar šiemet, ar kiti sako, ne anksčiau kaip 19 pirmą ketvirtį, kas jam daro įtaką? Kaip tik rytoj ir poryt Taline bus Europos centrinio banko valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdis, kuriame kaip tik ir nagrinėsime šios klausimus. Kadangi aš esu valdančiosios tarybos narys, tai mane riboja tylos įžadai. Taip, kad galėsiu pakomentuoti po kokios savaitės. Atsiprašau. Bankas, kada pravestų kokią apžvalgą, kokią įtaką mūsų ekonomikai daro emigrantų atsiunčiami ir parvežami pinigai? Jo, tai mes galėtumėm jums atsiųsti. Mes esam darę. Mes, ta prasme, sekam pinigų srautus ir jeigu jūs konkrečiai tas domina, tai su Giedrium susisiekit, mes tikrai atsiųsim. O jūsų vertinimu, kokią dalį dar apytikrai emigrantai parveža? Aš dabar tikslių skaičių tikrai jums neįvardinsiu, bet kalbant, jeigu jūsų klausimas yra susijęs su Brexitu, kaip tai gali paveikti, ta prasme, tai nėra pagrindinis, didelis kanalas, ta prasme. Ne, tai taip, tai yra reikšmingos sumos, bet konkrečiai sakau, galėsim pateikti, aš tikrai ne. Tikrai taip galite kreiptis ir pateiksim, kiek net ir vertinimus turim, kiek galimai veikia ir nekilnojamo turto rinka, kadangi už tos pinigus ir būtai buvo perkami. Taip, ar turime dar? Klausimas, ar turės kreditavimo rinkoje dviejų bankų susijungimas ir naujo banko ateimas? Ne, tai bet kurie pasikeitimai žaidėjų tarpe, na, jie daro įtaką, bet kad esmingai tai kažkaip paveiktų kredito rinką, na, tiesiog nemanau, iš tikrųjų. Ne, esminės įtakos, manau, tikrai tai nepadarys. Pirmininkė, dėl kibergrėsmių, galite patikslinti, kiek bankams yra svarbus geopolitinis aspektas, tuo labiau, kad jau yra viešai žinomų kiberatakų, kurias sunku būtų paaiškinti kriminalinė veikla. Tiesiog, kiek išaugus, kiek šiuo metu augantį banko susirūpinimą lemia žinios, kad vienos kaiminės hakeriai pabunda ryte ir rytmenininkai ima veik patriotiškai? Aš manau, jisai auga ir na, keista būtų, jeigu kaip sakyt, bankinis sektorius nereaguotų. Dėl to bankinis sektorius tikrai sveikina mūsų iniciatyvą, kada mes pabuvom hakeriais ir protestavom būtent bankų atsparumą. Ir tikrai rezultatai, kai kurie nustebino, kai kurie nudžiugino, bet bendras yra sutarimas, kad tą pratimą toliau tęsim. Aš manau, tai tikrai yra reali grėsmė. Ir ne tik geras jūsų aspektas iš tikrųjų, būtent ne tiek dėl kriminalinio pobūdžio su komerciniu atspalviu aspektų, kas, na, turbūt būdinga yra civilizuotam pasauliui, bet tiek ir mūsų regione prisideda dar geopolitinis prieskonis. Taip, kad aš matyčiau, kad tos grėsmės jos yra rimtos iš tikrųjų. Tuo labiau, kad jeigu prisimintumėm likvidumo krizes, apie kurias aš minėjau, ypač ta viena 6%, tai ten dar kilo klausimų, ar ta likvidumo krizė nebuvo pabandyta inicijuoti išorinių draugų. Europos komisija kalba garsiau apie bankų sąjungos kūrimą. Man klausimas būtų, kiek tai yra kažkas realaus ir ką tai keistų Lietuvoje? Tai bankų sąjunga yra realus projektas, jisai vyksta. Taip sakant, 2 kūdikėliai yra užgimę, laukiam 3, kol tėveliai susitars. Tai yra indėlių draudimo sistemos. Tai mes bendrą priežiūros mechanizmą turim, bendrą pertvarkymo mechanizmą turim, dabar eina kalba apie bendrą indėlių draudimo sistemą. Tai mes tik tai sveikintumėm būtent bankų sąjungos užbaigimą.
Kolegos, ar dar turime klausimų? Jeigu ne, tai esame dėkingi ir gero jums laiko. Dėkui.